Kas yra giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekynas? Kelis dešimtmečius Lietuvoje veikusi Ignalinos atominė elektrinė buvo sustabdyta. Po jos uždarymo susidarė didelis kiekis skirtingų radioaktyviųjų atliekų. Dalį jų galima laikyti antžeminiuose atliekynuose, kol taps nepavojingos. Tačiau kur galutinai padėti panaudotą branduolinį kurą bei kitas ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas? Lietuva įsipareigojo galutinai sutvarkyti ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas, šios naštos neužkraunant ateities kartoms. Vienintelis saugus ir techniškai įgyvendinamas sprendimas – giluminis radioaktyviųjų atliekų atliekyno įrengimas. Tai inžinerinis statinys įrengtas žemės gelmėse, geromis izoliacinėmis savybėmis pasižyminčiose uolienose, kurios susiformavo prieš milijonus metų. Nuo to laiko jos išliko stabilios. Tokios jos išliks ir ateinančius milijonus metų. Šios uolienos užtikrins giluminio atliekyno saugą. Jos veiks kaip natūralus gamtinis barjeras ir neleis pratekėti požeminio vandens srautams. Giluminį atliekyną sudarys ventiliacijos šachtos, logistikos ir radioaktyviųjų atliekų laikymo tuneliai. Radioaktyviosios atliekos į tunelius bus talpinamos specialiu automatiniu transportu. Patalpinus atliekas tuneliuose, jie bus užpildyti pažangiomis sandarinimo medžiagomis, o pats giluminis atliekynas pilnai užkonservuotas. Virš giluminio atliekyno bus įrengta antžeminė infrastruktūra. Svarbiausia, kad teritorija už antžeminės infrastruktūros ribų bus saugi vystyti įprastinę veiklą. Šiuo metu renkama giluminio atliekyno įrengimo vieta. Iki 2047 metų bus vykdomi detalūs tyrimai, parenkant tinkamiausią vietą, kuris bus įrengiamas, o tada prasidės projektavimo, statybos, eksploatavimo ir jo uždarymo darbai. Iššūkiai šiandien – atsakomybė amžiams.